Šią vasarą Kairės festivalyje Kombinatas pristatyto pranešimo autoriai įsitikinę. Vien popierinių šiaudelių ir spektakliškų akcijų a la Greta Thunberg gyvybei Žemėje išgelbėti neužteks. Tam prireiks ryžtingos kairiosios politikos ir radikalių struktūrinių pokyčių. Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu 3 žmonių patirtis, sukant klimato judėjimą į kairę. Judėjimas Fridays for Future, penktadieniai ateičiai arba FFF, jau 3 metus į pasaulio miesto aikštes ir gatves penktadieniais išveda daugiausiai moksleivių ir jaunimo mines, reikalaujančios politinės atsakomybės ir neatidėliotinų priemonių klimato kaitos stabdymui. Kas juos motyvuoja, kokiamis politinėmis idėjomis remiasi potvyniuose paskęsti nenorinti Z karta. Apie savo patirtį sukant FFF judėjimą į kairę pasakoja Lėja, Jokūbas ir Viltė. Lėja. Klimato krizė nėra vien biologinis reiškinys. Prieš ateidama į FFF žinojau ganėtinai nedaug tiek apie klimato kaitą, tiek ir apie daugumą socialinių problemų. Nors tai man rūpėjo, intersekcionalumo sąvokos girdėjusi dar nebuvau ir žinoma, jos netaikiau. Visiškai nesuprasdama klimato krizės masto, sėkmingai gyvenau besidžiaugdama savo daugkartinio naudojimo gertuve ir plastiko vartojimo mažinimu. Vis dar tikėjau, kad valdžia nieko nedaro dėl klimato kaitos ne dėl to, kad aplinkos apsauga tiesiogiai prieštarauja jų interesams, o labiau dėl elementaraus problemos nematymo ar naivumo. Tikėjau, kad jei žmonės nustotų valgyti mėsą, važinėti automobiliais ir parduotuvėje pasiimti vienu plastikiniu maišeliu per daug, klimato kaita galėtų būti sustabdyta. Tikėjau, kad kai ekologiškų prekių paklausa padidės, korporacijos nustos teršti gamtą. Tada dar nuoširdžiai maniau, kad žmonių gyvenimo būdo pakeitimas į šiek tiek ekologiškesnį išgelbės pasaulį. Tarp mano atėjimo į FFF ir laiko, kai ėmiau laikyti save kairiąją, buvo maždaug 3 mėnesių tarpas. Atėjusi beveik iš karto pastebėjau nuolatinius ginčus tarp individualių ir sisteminių pokyčių norinčių narių. Ir, stojusi į individualizmo pusę, kiekvieną kartą likdavau įsižeidusi, kad nepavyko įrodyti savo tiesos. Susipažinusi su FFF vertybėmis, galų gale suvokiau, kad klimato krizė nėra tik biologinis reiškinys. Ir kad visos socialinės problemos, kurios man rūpėjo ir anksčiau, į ją įeina. Sužinojusi daugiau apie korporacijų veiklą ir apie tai, kad būtent jos sukelia didžiąją dalį taršos, nustojau piktintis, kad sakydami kalbas savo renginiuose neminim individualių pokyčių. Klausydama diskusijų apie ekonomiką, supratau, kad paklausa nepakeis verslų neetiškumo bei aplinkosaugos nepaisimo. Pradėjau dažnai naudoti sisteminių pokyčių sąvoką, vis dar nežinodama, ką tiksliai ji man reiškia. Jau žinojau, kad individualių pokyčių nepakanka ir dėl to buvau ganėtinai pasimetusi, nes pradėjau jaustis, tarsi viskas, ką darau, nepadaro jokio skirtumo. Tikėjau bendra žiedinės ekonomikos sąvoką, tačiau nežinojau, kokiais būdais reikėtų jo siekti. Vis dar norėjau kažkokio veiksmo iš valdžios, jau nebežinodama, ką tiksliai ji turėtų padaryti. Mačiau, kad reikia smarkiai keisti tiek žmonių gyvenimo būdą, tiek ir bendrą ekonomiką, bet fiziškai neįsivaizdavau, kokiais būdais ir ar apskritai įmanoma to siekti. Todėl man tiko bet kokie FFF priimami sprendimai, krypstantis bent kažkiek į aplinkosaugos ir socialinio teisingumo pusę. Tuo metu buvo politiška ne todėl, kad aktyviai norėjau tokia būti, ar net ne todėl, kad neturėjau stiprių vertybių, o grinai dėl to, kad prieš susipažindama su įvairiomis kairiosiomis idėjomis jau buvau pasidavusi dabartinės sistemos atžvilgių, nežinojau, kaip ir ar apskritai ją būtų galima pakeisti. Atsakymus ir į gamtosauginės, ir į socialinės problemas, kurias prisijungusi prie FFF ėmiau laikyti bendromis ir susijusiomis, galiausiai radau kairiojoje politikoje. Po manęs panašų kelią jau spėjo praeiti dar keletas aktyvistų. Nors mes FFF nevadiname ir nelaikome kairiuoju judėjimu, nors tarp skirtingas pažiūras ir vertybės turinčių narių dažnai kyla prieštarų ir nors dalis narių vis dar palaiko žaliojo kapitalizmo idėjas, mūsų intersekcionalios vertybės ir bendrai priimami į kairę krypstantys sprendimai gana dažnai gali pastumėti žmonės tiek apskritai aktyviau domėtis politiką, tiek ir patiems judėti į kairę. Jokūbas. Vertybės kairiosios, bet pagrindinis principas – pliuralizmas. FFF judėjimas yra ir labai paprastas, ir labai sudėtingas.
Esame paprasti tuo, kad vienijame klimato ir aplinkosaugos problemomis susirūpinusius žmonės. Bendrai labiausiai moksleivių ir jaunuolių inicijuojama veikla siekiame prisidėti prie klimato krizės stabdymo. Konkretus viso judėjimo tikslai išreikšti tarptautiniuose reikalavimuose, kurie buvo priimti viso pasaulio FFF aktyvistų suvažiavime Lozanoje 2019 m. vasarą. Jų yra 3. Pirmas – išlaikyti pasaulio vidutinės temperatūros pakilimą žemiau 1,5 laipsnio Celsijaus, lyginant su iki pramoniniu lygiu. Antras – užtikrinti klimato teisingumą ir kad kovoje su klimato krize atsakomybė būtų paskirstyta teisingai. Trečias – klausytis ir priimti sprendimus remiantis naujausiais ir patikrintais mokslo duomenimis. FFF sudėtingumas ir mano manymų įdomumas glūdi jo vertybėse, tiek tų vertybių suteikiamuose pranašumuose, tiek iš jų kylančiose problemose. Ir tarptautinis, ir Vilniaus FFF yra decentralizuotas ir nehierarchinis judėjimas. Jame ryškus tiesioginės dalyvaujamosios demokratijos principai. Grupėje neturime lyderių, pirmininkų, vykdomųjų komitetų, formalių autoritetų. Jei matome, kad pradeda formuotis neformalios hierarchijos, stengiamės jų atsikratyti. Skirtingų miestų grupės yra visiškai savarankiškos ir viską tarpusavyje laisvai koordinuoja pagal poreikį tiek per vidinės komunikacijos platformas, tiek per gyvus ir nuotolinius susirinkimus. Didžiąją dalį visų sprendimų Vilniaus grupėje priimame ir patvirtiname per reguliarius savaitinius susirinkimus. Dėl galimybės laisvai inicijuoti naujus veiksmus ir dėl skirtingų narių skirtingų prioritetų ir interesų, mes vykdome daug skirtingų veiklų, organizuojame paskaitas, protestus, dirbtuves, bendraujame su žmonėmis, politikais ir žiniasklaida, dalyvaujame kitų organizuojamuose renginiuose ir bendruomenių sodų veikloje. Kiekvienas narys gali laisvai pasirinkti, kuriuose būtent veiklose nori dalyvauti, o kuriuose ne. Tarptautinėje Lozanos deklaracijoje teigiama, kad mūsų tikslas išsaugoti žemės grožį, gyvybės rūšių įvairovę, visų būtybių gyvybės, sukurti visuomenę, kuri gyvena harmonijoje su kitomis būtybėmis ir savo aplinka. Vienijamės ne tiek politinių pozicijų pagrindų, kiek fakto, kad klimato krizė naikina visą žemę, kuri yra mūsų visų, bendra. FFF taip pat yra intersekcionalus judėjimas, besiremiantis klimato teisingumo principu, teigiančiu, kad klimato ir socialinės problemos yra susipynusios ir vienos kitas stiprina. Lozanoje susirinkę aktyvistai nusprendė, kad FFF griežtai pasisako prieš bet kokių formų diskriminaciją ir už socialinį teisingumą. Esame prieš rasizmą, seksizmą, ksenofobiją, eiblizmą, diskriminaciją prieš LGBTQIA+ žmonės ir kitas diskriminacijos formas, netoleruojame fašizmo ir neteisiame žmonių dėl jų dabartinių galimybių ir sugebėjimų, ypač aplinką tausojančio elgesio atžvilgiu. Šios vertybės iš principo yra kairiosios, tačiau Lozanoje taip pat buvo nuspręsta, kad FFF siekia būti nepriklausomas nuo politinės ir verslo įtakos. Jame turėtų būti išgirsta ir vienodai vertinama kiekviena nuomonė ir kiekvienas balsas. Į judėjimą priimta kiekviena, gerbinti mūsų vertybės ir principus. Tai judėjime palieka vietos žmonėms, kurie nebūtinai jau yra susiformavę savo politinės pažiūras. Taip pat svarbu paminėti FFF santykį su kapitalizmu. Lozanos deklaracijoje rašoma: mes suprantame, kad dabartinė klimato krizė kyla iš trūkumų mūsų socioekonominėje sistemoje, reikalingi pokyčiai. Bet iškart prieš tai teigiama, sugalvoti sprendimus dabartiniai kriziai nėra mūsų atsakomybė. Taigi FFF kaip judėjimas pripažįsta ir bent supranta, kad egzistuoja gilios problemos dabartinėje ekonominėje santvarkoje, kad verslo ir turtingiausių žmonių interesai yra priešingi gamtos ir didžiosios dalies visuomenės interesams, kad būtent tai sukelia klimato krizę ir kad mažiausiai pasiturintys bei didžiausią priespaudą patiriantys žmonės dėl klimato krizės patirs daugiausiai žalos. Žmonės FFF kartais net gali įvardinti, kad kapitalizmas sukelia klimato krizę. Bet dėl FFF pareiškimo, kad nejudėjimo atsakomybė yra rasti sprendimus klimato kriziai, dėl konkrečių vizijų, kaip spręsti šią problemą, išlieka gana daug neaiškumo. Tai palieka daug vietos nariams kaip alternatyvą įsivaizduoti tiek žiedinę ekonomiką ir žaliąjį kapitalizmą, jei jie labiau linkia į liberalizmą, tiek kažkurios formos socializmą, jei jie labiau kairieji. Nors tai paminėti atvirai, vis tiek dar gana tabu. Kai kurie apie kas bus po to iš viso nemasto. Visgi politinės pozicijos yra svarbios, nes jos lemia, kokias taktikas žmonės rinksis ir kokius iškels trumpalaikius tikslus. FFF pamatinės vertybės kairiosios, tačiau jo pagrindinis principas yra pliuralizmas. Visiškai laisva struktūra bei vienijimasis ne tiek politikos pagrindu, kiek bendro susirūpinimo žeme ir gyvybė joje leidžia judėjime dalyvauti įvairių politinių pažiūrų žmonėms ir dėl aiškaus skirtingų aktyvistų prioritetų išsiskyrimo
Bendras judėjimo vertybės kiekvienas supranta ir priima skirtingai. Vieniems klimato krizė rūpi vien iš biologinės ir gamtosauginės pusės. Kitiems socialinis teisingumas yra svarbiausias aspektas ir vienintelis būdas sustabdyti klimato krizę ar bent kovoti prieš jos padarinius. Nehierarchiška ir tiesiogiai demokratiška struktūra suteikia puikią progą visiems žmonėms laisvai įsitraukti į judėjimą ir iš karto užsiimti reikšmingais veiksmais, o kairiesiems laisvai supažindinti kitus žmonės su kairiosiomis idėjomis ir taktikomis, su kuriomis jie kitaip galbūt niekada nebūtų gavę progos susipažinti. Viltė. Nustokime mąstyti apie nuo pasaulio izoliuotą individą. Nepaisant to, kad FFF grįstas horizontaliais ryšiais, ideologinės prieštaros judėjime leidžia suabejoti ir klausti, ar mūsų judėjimas, toks koks jis yra šiandien, iš tiesų prisideda prie struktūrų, palaikančių išnaudotojiškus santykius, sunaikinimo ar keitimo. Šiuo metu judėjime dalyvauja nemažai narių, kurie nėra išsigryninę savo politinės pozicijos. Savaime suprantama, kad narių politinis neutralumas nelieka užmirštas kiekviename neįtikėtinai smulkiame organizacinėme žingsnyje. Dėl nevienalyčių politinių įsitikinimų dažnai tenka aiškinti dalykus, kurie bet kuriam kairiajam tikriausiai būtų akivaizdus. Pavyzdžiui, nesutarėme dėl įrašų publikavimo, kai nepriimame vieningos nuomonės dėl to, ar tikrai palaikome ir privalome dalintis kiekviena iniciatyva, sugiedoti panegirinę odę žaliesiams verslams. Laiškai su prašymais pasidalinti konkursais, kuriuose dalyvaujant galima laimėti daugkartinio vartojimo produktų, plūsta kone kasdien. Ir ne visiems judėjimo nariams suprantama, kad mūsų socialinių tinklų platformos negali funkcionuoti kaip skelbimų lenta. Kyla ginčiai, nors galėtų atrodyti akivaizdu, kad tokia reklama yra dar vienas būdas pasipelnyti iš katastrofos, kurios pasekmes dėja kentėsime netolygiai. Retorika – kitas aspektas, dėl kurio dažnai nesutarėme. Mes manome, kad protestuose turime kreiptis į viršuje esančias struktūras ir vienareikšmiškai, intensyviai, nekvestionuojamai eskaluoti nesitaikstymą su valdžios neveiksnumu. O kitiems atrodo, kad spalvingi plakatai, bendruomeniniai šokiai ar dainuojamoji poezija, taikus draugiškas tonas privalo išlikti judėjimo parankėje. Taip pat atkakliai judėjimo susirinkimuose turime ginti poziciją, kad judėjimas privalo būti orientuotas į atvirą komunikaciją su miesto bendruomenės nariais, o susitikimai su politikais tai gali reikšti, kad reikės ištverti kelias valandas trunkančią politinės reklamos sesiją ir po visko gauti pranešimą Feisbuke, kad buvome pažymėti politinės partijos įraše. Į tai, kokius žodžius vartojame, taip pat šaknis įleidžia ideologinę poziciją. Sangrąžinės dalelytės veiksmažodžiuose, žemės priklausomumo ir nuosavybės sąvokų įterpimas, kalbant apie gamtą, kuri iš tiesų niekada nepriklausė niekam. Reklamų, socialinių tinklų, švietimo įstaigų, nuomonės formuotojų, žiniasklaidos portalų skleidžiama informacija kiekvieną sekundę stengiasi išvirkšti dar vieną konformizmo dozę, nesiliauja garsiakalbiais plyšauti apie ekonominį prieaugį ir niekados neprabyla apie stabtelėjimus, apie tai, kad turime mąstyti apie daugiau nei nuo pasaulio izoliuotą individą, kad anksčiau medžiai, kalnai ir jūros buvo savo patiems ar bent mums visiems. Šis pasakojimas užmirštas ir nenuskambės galingųjų lūpomis, bet jis vienaip ar kitaip kirbės protestuose kalbančiųjų balsuose. Žmonių, kurie mėgavosi ideologiniu snauduliu, bet užkliūdami vis už to paties barjero, nejučia ėmė kvestionuoti individualizmu paremtų pokyčių vertę. Netvėrė pasiutusiai varginančių ir pykinančių įstatymo priėmimo etapų, ėmė suvokti hierarchinės struktūras kaip įrankį, bandantį pripratinti prie minties, kad mes neturime sprendimo laisvės. Nepaisant dažnų ideologinių nesutarimų, sunku paneigti, kad Vilniaus FFF grupė vis labiau priima kairiąsias pozicijas, vis labiau sutarė, kad norint spręsti klimato krizę, reikia imtis rimtų kolektyvinių veiksmų ir keisti daugiau nei tik valdančiąją partiją ar žmonių vartojimo įpročius. Vis dažniau imasi veiksmų atspindinčių bendras vertybės. Tai lydi ne tik prie išsamesnio klimato ir aplinkosaugos problemų supratimo tarp grupės narių, bet ir, remiantis šiuo supratimu, prie bendrojo tikslo sustabdyti klimato krizę ir kovoti su jos padariniais. Išlikdami pluralistiniu judėjimu, priimančiu visus, norinčius prisidėti prie šios kovos ir sutinkančių su mūsų nediskriminacijos vertybėmis, vienijame žmonės besirūpinančius klimato teisingumu ir žemės bei gyvybės joje gerovę. Ir vis efektyviau stengiamės imtis veiksmo, kuris vestų prie tikrai tvaraus ir harmoningo pasaulio. Šį ir kitus garso įrašus galite rasti visose tinklalaidžių platformose.
o daugiau tekstų galite paskaityti gpb.lt. Mus paremti galite per platformą Patreon ir PayPal.